Aš jeigu gerai žinau, tai čia buvo 36 metais jisai pastatytas. Tuo metu vienas moderniausių kino teatrų. Kaune. Iš esmės tie paveldiniai pastatai turėtų būti už dyką atiduodami. Aš tiesiog norėjau įrengti šitą pastatą. Norėjau jį sutvarkyti ir padaryti gerai. Čia įrengti gerą renginių salę. Kiek bendra projekto suma gaunasi? Tai aš norėčiau nupirkti. Nu ką, mėly žiūrovai, šiandien kitokiam kontekste. Esate įpratę girdėti mus, kur daug kalbam, pasakojam apie savo projektus, bet šiandien papasakosim apie kito žmogaus projektus, parodysim, kokius dalykus jis čia daro ir man buvo boom, tikiu ir jums bus. Šiaip labai susijęs su mumis, nes kadangi mūsų irgi ta tokia, sritis yra, kur mes paimam senos statybos kažkokius projektus ir prikeliam juos naujam gyvenimui. Tai va šiandien turim žmogų, kuris visiškai kitam lygiai šitą dalyką ir padaręs. Beveik padaręs, ne, aš kiek žinau. Tikrai beveik padaręs. Tai va, tai norim pristatyti jums Andrių Valatką, Dainos kino teatro atkūrėją, galima tai pavadinti. Jisai yra irgi Orbio World bendrai įkūrėjas, tai irgi didžiulė įmonė. Žmogus darantis dalykus. Tai mes susitikom, pakalbėjom ir sakom, šitą žmogų būtinai reikia pakalbinti ir parodyti jums, kokie dalykai gali būti daromi. Tai ką, tai Andriau, sveikas, pakalbėsim šiandien tave, ištrauksim iš tavęs informaciją ir duosim žiūrovam. Tai Andriau, papasakok apskritai, kaip tau gimė idėja nupirkti tokį pastatą, ką tu jame čia matai ir kaip tau kilo tokia mintis. Nes kai tu papasakojai, ką tu darai, kaip tu tai matai ir aš galvoju, wow, čia visai kitas mąstymo tipas, žinai. Tas pastatas atsirado pas mane taip netikėtai iš tikrųjų. Aš tiksliai metų nebepasakysiu, turbūt kokie 2017-2018 matydavau skelbimus, kad pardavinėjo šitą pastatą. Jį pardavinėjo ir puikiai atsimenu kainą už 720 000. Tai atrodė tuo metu labai labai brangu. Ir šiaip ir dabar atrodo labai brangu. Ir ilgai matydavau, aš tą aruodą vis pasižiūriu, subscribindavau ir tą newsletterį jų. Ir žodžiu, vis matydavau, per brangu ir tiesiog iš niekur nieko, matau vieną kartą įsikėliau už 5 kem. Nuo 7,2 iki 5 kem, jau galvoju, čia visai jau bet čia kažką. Bet ilgai jisai kabėjo šitas projektas? Ilgai, labai ilgai. Jį ten pardavinėjo, nežinau kiek metų, sunku pasakyti. Ir čia kelinti metai buvo, kai tu... 18-19 kažkas tokio, kur aš jau jį mačiau, aš iki jo nusipirkimo gal kokius 2 metus, kaip matydavau, gal pusantrų. Tai va, tai ir mačiau ir tada įkėlė kainą už 5 kem. Ir tada buvo taip. Tada galvoju, reikia pasiūlyti 4 PM ir susitarsim ties 500. Pasiūliau 4 PM ir sutiko. Nes matyt, galimai buvai vienas, kuris paskambino. Gali būti, bet šiaip dabar žinau, kad tikrai buvo daugiau žmonių, kurie domėjosi. Šiaip labai įdomu, ką tu įžvelgiai, ką tu planavai su juo daryti ir koks pirminis tavo tikslas buvo pamačius tą, projektą. Tai skirtingai nuo kitų NT projektų, kur vis tiek skaičiuoju atsiperkamumą, turi kažkokį planą, viziją. Čia ką mes darom. Jo, ką jūs darot ir ką šiaip ir aš darau kartais. Tai šitam neturėjau, nei Excelio, plano ir panašiai. Tiesiog patiko pats pastatas, galvojau tiesiog ramiai savo tempu jį atkurti, padaryti kažkokiu veikiančių daiktų ir tiek. Tai skirtingai nuo kitų projektų, kur esu pažįstamas ir su Exceliu, ir kaip skaičiuoti atsiperkamumą, pinigų kainą ir panašiai, tai šitam nieko panašaus nedariau. Tiesiog nupirkau, pagalvojau, rengsiu ir bus fainai. Aš jeigu gerai žinau, tai čia buvo 36 metais jisai pastatytas. Daros taip. Ir buvo tuo metu vienas moderniausių kino teatrų. Kaune. Vienas pirmųjų, kur audio sistemas. Taip, man atrodo, pirmas, kur audio, kur garsinės. Lietuvoje, ne? Jo, man atrodo, buvo pirmas. Ir galvoju, ar Lietuvoje, net ne visam Pabaltijai su garsinė sistema. Šitą reiktų tikrinti faktą. O tai buvo vienas moderniausių, žodžiu. Bet Andriau, tai nėra tavo pirmas projektas, kurį tu pamatai ir sakai, reikia daryti. Nes pats esi dar tas žmogus, kuris aktyvus verslininkas, bet ir investuotojas į nekilnojamą turtą, ar ne? Tai labai įdomu, žinai, o koks tavo pirmas projektas buvo, kurį tu padarėjai? Pirmas, puikiausiai pamenu ir puikiausiai žinau, kuris pirmas. Tai pirmas buvo senamiesty, tokios pusrūsio patalpos, kainavo apie 60 000, dar turbūt apie 100 000 įdėjau vystymą ir dabar vis dar jas turiu, jos išnuomotos visos yra. Tai ten tiesiog geroj gatvėje, senamiesty, pakankamai pigiai pavyko nusipirkti. Kvadrato kainos nebeatsimenu, bet ar kokia
600-700 už kvadratą. Tai nors ir pusrusis vis tiek ta kaina buvo jau tada nebloga, gal ir dar mažiau iš tikrųjų buvo, nebeatsimenu tiksliai, tai tiesiog pirkau, sutvarkiau, išnuomau, tai ten dabar praaišku laiko nemažai, kainos auga, tai ten puikios gražos gaunasi, tai pat tokiuose projektuose ten ir Excelis buvo panaudotas ir panašiai, bet šitas kitoks, šitas skiriasi nuo visko, ką buvau daręs. Šiaip mes irgi patys pirmą kartą čia, žiūrovom, reikia paminėti, tai sakom, kažkas susitikom su Andrium, sakom, davai Andriu kažkada aprodysim šitas patalpas, Andrius sako, be problemų, tai sakom, imam kamerą ir važiuojam, tai žinokit, mum irgi pirmas čia kartas, tai... Dėl kvadratų, žiūrint, kaip skaičiuosi, truputėlį sumažėjo, truputėlį ten švoko visi renginiai užėmė erdvės ir jie ten visiškai uždarė, bet visa daina apie 1100 galbūt yra kažkas panašaus. Aš tiesiog norėjau įrengti šitą pastatą, norėjau jį sutvarkyti ir padaryti gerai. Čia įrengti gerą renginių salę, nuomoti ją koncertam, įmonių renginiam, uždariem vakarėliam ir panašiai. Tai va, hebrytai, jeigu reikės erdvės ir modernios, kaip čia pasakyti, tokias. Ir matau, čia toks tikslas išsaugot, ar ne, tą visą autentiką šitam projektui. Tai tikslas ir yra, ir norėjosi tą padaryti, ir jeigu būtų nesinorėję, vis tiek būdavo privaloma tą padaryti, bet ir norėjosi. Čia paveldas. Taip, tai čia kur nedažyta. Ne tik zona, bet ir pats pastatas. Jo, taip ir pats pastatas. Tai šiaip tai tu viduje detalių netiek ir daug paveldinių, žiūrint su ko lyginsi, aišku, jeigu su ten Šventos Onos bažnyčia, tai labai mažai, jeigu ten su kokiu paprastu ten būtų tarpukariniu, tai gal ir daugiau, bet tai čia, šita salė talpina, jeigu su viskuo jau susigrūdus ten virš 1000 žmonių, tai visai didelius koncertus galim čia daryti, turėsim kokybišką labai įrangą, kokybišką garsą, visą vizualinį apipavydalinimą ir bus galima tikrai gerus renginius čia daryti. Šitam dydyje apie 1000 žmonių salė bus viena geriausių, jeigu ne geriausių Lietuvoje. Net nešneku Kaune, bet visoje Lietuvoje. Su didesnėm salėm ten nesilyginam, kur yra ten Kompensa, ar Žalgirio arena, ar halė, ar panašiai, tai čia jau visai kitas lygis, bet kalbant apie 1000 žmonių, plius minus, tai bus geriausia salė Lietuvoje. Tai vat. O šiaip pats visas tas vizijas, žinai, ką čia daryti, kas čia bus planuojama? Ne, tikrai ne pats ir tikrai ne vienas ir su komanda ir tas pats kažkaip laikui bėgant, tos mintis ryškinasi, su kažkuo šneki, su komanda viduje šnekiesi. Tai nėra ta vizija, kad prisėdi ir ant lapelio užsirašai, kad bus taip ar taip. Labiau pasvarstai, pagalvoji, su kažko pasišneki, tiek viduje su žmonėm, tiek išorė su žmonėm. Ir ta vizija aš net nelaikau tai kaip savo kažkokią viziją, taip labiau komandinis darbas ir visų, su kuo šnekėjom per visą šitą laiką, toks bendras kūrinys. Tai vat. Bet manau, kad jis yra tinkamiausias Kaunui, Kauno dydžiui ir tokia salė, tokio dydžio salė negali būti kažkokio vieno koncepto. Pavyzdžiui, negalim čia klubo turėti, kuris ten kiekvieną penktadienį, šeštadienį veiktų, nes tiesiog Kaunas yra per mažas tam. Jinai turi būti kuo labiau, tokia salė turi būti kuo labiau multifunkcinė ir turi galėti priimti kuo skirtingesnius renginius, tada jinai turės užpildymą. Labai įdomu apie dar sumas pakalbėti, ar ne? Vat užsiminėjai apie pirkimo kainą išgirdom, tai kad pavyko už 450 000. Plius tokie ten mokesčiai ir panašiai, tai daugiau iš tikrųjų. Bet pavyzdžiui, aš kaip suprantu ir iš to, ką dabar čia matau, dar aišku visko nematau, vaikščiosim, bet kiek bendra projekto suma gaunasi, nes įsivaizduoju, pastatas iš to, ką pasakyti, čia yra... Jo, tai pastato pirkimo kaina yra labai maža dalis šito projekto. Šiaip padirbus su paveldiniu pastatu ir kiek visokių reikalų yra, tai iš esmės tie paveldiniai pastatai turėtų būti už dyką atiduodami. Iš esmės. Ta prasme, nes į juos tiek reikia įdėti pinigų ir vis tiek tu tai darai miestui, tai darai žmonėm, darai miestiečiui. Tai iš esmės jisai pats iš savęs turėtų nieko. Aš vis turėjau, ta prasme, prieš perkant, nusimatęs kažkokią sumą, kiek ten reikės įdėti. Jo, nenoriu apie tai šnekėti. Ta suma iš esmės maždaug dvigubai dabar. Tai žodžiu, kokią buvai nusistatęs pradžioj, kokią galvoji ir kokią dabar yra, tai dvigubai pasidarė. Jo, dvigubai. Tai truputėlį paskaičius, kas įdomu, tai čia galima ir pasidalinti, tai pastas ten 450 su mokesčiais ir panašiai. O visas projektas, gerai, tai čia yra 4 projektai. Čia yra
fasado atnaujinimo darbai, vidaus darbai, akustikos projektas ir scenos įrengimas. Tai 4 atskiri projektai, tai apie šiek tiek virš 4 milijonų visas šitas bendras biudžetas. Su pastatu, taip, su pastato pirkimu. Pastatas tikrai labai mažai. 10. Mažiau truputėlį, ne, jo, apie 10% teisingai. 10% turėtų būti. Tai dar galutinių sumų nėra, tai nes dar vis kažkas pasikeičia, bet jau šiaip jau daugiau mažiau aišku. Laimėjom vieną ES projektą, kuris padės didelę dalį scenos darbų pasirengti. Pasidengti. Jo, tai sceną dėl to turėsim tikrai įspūdingą, tikrai gerą, brangę, garsą, šviesas, viską turėsim, kad iš esmės atlikėjai galės ateiti ir tikrai puikius renginius daryti, tai čia mums labai padėjo. Ten, čia visi vieši duomenys 708 000 paramą laimėjom. Aišku, tai įgyvendinti ir tai įsisavinti tikrai daug iššūkių yra, nes tai nėra tiesiog, kad tau kažkas perveda 700 000, tą visą suadministruoti, sužiūrėti, sutvarkyti ir ten yra įsipareigojimai ir plus tai yra ten apie 65% sumos dengia. Tai jeigu yra 700 duodama parama, tai dar reikia apie 350 maždaug savų pinigų. Tai čia scenai, akustikai. Tokį projektą darant, žinai, turi paveldinį, kurį nori prikelti visuomeniai. Kaip pavyzdžiui, iš vis sekasi, kiek tu paramos gauni iš ten Kauno, žinai, kiek savivaldybė padeda tiek piniginių, žinai, tiek popierizmų visų, ar ten projekto, žinai, vizualizacija, ten po to integracija į miestą, ar taip toliau. Tai turbūt dvi skirtingos temos, kiek pinigais padeda ir kiek padeda procesais, kad viskas greičiau būtų ir panašiai. Tai pinigais savivaldybė prie fasado prisidėjo, tikslios sumos nepasakysiu, bet apie 80 000, 82 ar panašiai. Nu tai čia labai tai tikrai geriau negu nieko, bet nu tai labai maža dalis. Tai čia ne 10% nėra. Tai iš esmės fasado vis tiek tikrai geriau, kai kažkas negu nieko, bet taip, tai yra labai maža dalis fasado darbų, tai čia savivaldybė prisidėjo, o daugiau nemokamų pinigų kol kas kaip ir, nu tai apie ES jau paminėjau, daugiau kaip ir nėra. Tikrai negaliu pasakyti, kad kažkas kažką trukdė ar lėtino ar panašiai, bet tai yra procesai, yra institucijos, yra biurokratija. Čia kažkada šnekėdamas su kolega prie tokios išvados priėjau, kad anksčiau, ten 90-aisiais ir panašiai, turėjom daug išrinkavimo, daug korupcijos ir panašiai. Dabar to turim kur kas mažiau, bet turim kur kas daugiau biurokratijos. Tai biurokratija yra kaina, kurią mokame, norėtume turėti mažiau korupcijos. Tai procesai jie nėra trumpi niekada, bet negaliu pasakyti, kad kažkas specialiai ten trukdytų ar maišytų ar nepadėtų. Atrodo, visi nori geranoriškai padėti, bet taip procesai užtrunka ilgai ir leidimai ir panašiai, ir daug žingsnių institucijose, daug kas turbūt nenori prisimti atsakomybės, perduoda kitam. Bet nieko, negaliu pasakyti kažkokie tyčiniai veiksmai, bet tiesiog tokie procesai, jie ilgi ir jie užtrunka. Čia matau paveldas likęs. Čia baras, paveldo baras. Ai, baras navadys, ne? Čia salytė. Koks renginys, ar ką norėtum suorganizuoti, kas yra svajonių, kad čia įvyktų? Ką pasikviesti? Nėra tokio. Kodėl? Nu, nes ta prasme, tai jeigu kokį didelį likė, tai jis nebus čia. Jis tiesiog bus, Post Malone'as bus už mėnesių 2 Kaune. Tai, būtų keista, grūs, čia kažkokia didelė pasaulinė after party. Čia pat after party. Jo, su Post Malone, visai neblogai būtų iš tikrųjų. O lietuvių atlikėjai, aš tikiu, kad visi čia bus. Aš suprantu, kad ten jie gali daug didesnes arenas surinkti, tokių tikrai turim, bet čia bus patogu, čia bus gerai ir kaip klubinį renginį 1000 žmonių turėti soldautą, pasiskelbti, bus čia gerai jam. Tai aš galvoju, kad čia visi bus. O tų, kurie nebus, kurie ne viešą renginį darys, tai tie įmonių baliuose bus. Tai ten, paimkim ten
nežinau, kokia Jessica Šaitinai, per didelė, ne, tokiam, bet vis tiek kokia įmonė pasidarys renginį su ją. Iš savo įmonės balius jau turėsi kur daryti. Jo, tai jau tikrai. O šiaip jau turi, ką nors eilė, kas jau, žinai, sako, aš čia noriu pas tave atvaryti. Labai daug. Na, Labai daug sakančių, bet šiaip iš gyvenimo patirties, kad tarp sakančių ir darančių dar būna didelis skirtumas, bet kad kažkas kažką norėtų daryti, tai labai daug žmonių. Iš tikrųjų, ta prasme, ir vieną renginį, ir kitą renginį, ir renginių seriją, ir tikrai 10 būtų galima skaičiuoti žmonės, kurie rašė ir kad norėtų kažką daryti, ir ten jau vos ne rezervuotis laiką, ir planus dėliotis ir panašiai. Tai tikrai daug, bet sakau, dabar dar negalim konkrečiai su nieko tartis, o jau kai galėsim, pažiūrėsim. Turi daug dalykų sukristi į vieną krūvą. Patys dirba su statybom, puikiai tą žinot, ir jeigu 9 dalykai sukris, bet 10 nesukris, tai neturėsim. Tai yra visiškai realu turėti rudenį, bet realu ir neturėti. Tai laikas parodys iš tikrųjų, bet tikrai yra realu turėti pirmą renginį jau šį rudenį. Kaip veikia, pavyzdžiui, finansavimas tokių projektų? Ar pats finansavaisi, ar viskas, kaip sakyti, iš nuosavo kapitalo? Kaip visa šita dalis, nes, na, čia sutikim kitoks projektas, kur, pasakai, Excelio nebelieka čia. Taip, tai bankai nefinansuoja tokių, tikrai galėtų prafinansuoti ant tokio garbės žodžio, maždaug jeigu ten įkeistum kažkokį kitą turtą didelį, taip gal ir prafinansuotų, bet kad būtent šito be jokių kitų užstatų tai nefinansuotų šie bankai. Dirbame su Ilte, dar gauti paskolą, dar yra čia tų mokėjimų, gauti paskolą iš jų, bet nebent Ilte galėtų. Bet Iltės paskola, žodžiu, mes jau beveik ją turime pasitvirtinę, dar yra keletą žingsnių, bet turėtume gauti paskolą iš Iltės, tik tai, kad tai daug plius tam yra ten. Paskola, geri terminai, geros palūkanos ir panašiai, tik tai vėlgi gaunasi kaip lengvatinė paskola, tai vėl daug reikalavimų su tuo ateina ir daug dokumentacijos ir visų šitų dalykų palaikymas, tos biurokratijos palaikymas tiesiog labai nemažai kainuoja irgi. Tai grįžtant, sakykime, prie tos ES paramos, 700 000, tikrai daug pinigų, bet tikrai koks 10% daugiau galbūt kainuoja palaikyti tą visą projektą. Okay. Nes projekto rašymas, tai čia jau senai tas praėjo, bet projekto rašymas, projekto palaikymas, mėnesiniai kaštai, dar ir jie, ir valstybė ten turi savo indėlį padaryti, ir mes turim daug žingsnių padaryti, kad visus reikalavimus atitikti, visus dokumentacijas, viską. Tikrai tokių paramų projektų palaikymas tikrai labai daug kaštų ryja. Tai tas pats bus ir su Iltės, kad tikimės tą paskolą gauti. Sąlygos jos tikrai geros yra, bet su tom paskolą ateina daug ir reikalavimų, tai šitą turėsim. O jokie komerciniai bankai tikrai tokio nefinansuotų, sakau, nebent kažkokį kitą užstatą dėtum. Orbio akcijas ant stalo, tada gal. Tai dėl to ir unikalus, žinai, nes sunkiai kam prieinamas projektas automatiškai ir, žinai, ne bet kas gali daryti tokį, nes vieta tai tikrai nereali, savanorių vos ne pradžia, galim sakyti, ar ne. Tai šitą pastatą aš kažkaip važiuodavau, vis matydavau ir dar su tavim neturėjom kontaktų, nebendravom ir po to sužinojau, kad čia tavo, žinai, tai toks, na, gera vieta tokia veiklai, žinau, nuomonė. Čia bus mažoji salė, turėsim mažąją salę su mažąja scena va ten ir baru čia. Tai čia galima mažesnius renginius daryti, 200-300 žmonių renginius. O atsakant tavo klausimą, kiek žmonių prie šito projekto dirbo, tai 2. Ne statybose, tai dirbo Paulius ir dirbo Vaidas vadovas. Dar prieš tai kitas dirbo, bet vadovas pasikeitė. Aš neskaitau, kad kažkaip aktyviai dirbu, aš turiu kitą full-time darbą, kur mano visą dieną atima. Tai aš pribėgom, nežinau, pamytint, pamastyti apie, pastrateguoti, kažkiek prisidėti, bet tikrai nesijaučiu, kad galėčiau sakyti, kad aš dirbau prie šito kažkokio ten. Žmogus moka deleguoti. 0, nežinau, mano čia 3-4 valandas gal per savaitę, kažkas tokio, jeigu taip realistiškai. Šitą salę galim pajungti antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, tą salę galim pajungti ten penktadienį, šeštadienį didesniem renginiam. Arba matom, pardavinėjom ten bilietus kažkam atlikėjui, matom, kad bilietų neparduodam ten, sumažinam koncertą iki šito. Arba atvirkščiai, pamatom, kad
norėjom čia nedidelį koncertą trečiadienį, bet žiūrim, kad perka tos bilietus, perkeliam į ten. Tai va toks visai fainas sinergijos tarp šitų salių, bet čia, kad vienu metu tai sunkiai jos galėtų abi veikti ir čia, baras turi veikti, tai nelabai. O baras anoje pusėje veiks? Ar čia... Jo, ir ten, tai čia iki 3 barų galėtų būti, ne, tokie labiau stacionarus, čia vienas didysis baras ir dar keli tokie. Iš kur dar nėra sprendimo, jie mobilus ar nemobilus, kiek mobilus, dar tokių, dar galvojam, bet čia galėtų būti iki 3 barų vienu metu dainuoja. Tai varom į kito balkonėlio, ne? Varom į balkoną. Čia yra toks lounge'as. Aha. Galbūt čia turėsim dar vieną barą, greičiausiai, šitam kampe. Ir galim balkoną. Varom balkoną. Įdomiausias ten, žinai, toks atrodo. Bet čia jisai taip ir buvo, ta prasme, ar jūs čia konstravot? Visiškai perkonstravom. Čia buvo kaip laiptuotai, kaip vadinasi tas tribūnos. Jo, tribūnos buvo. Šitą uždėjom irgi papildomai, nes tiesiog čia aukščio labai trūko. Saugumo reikalavimas. Jo, tiesiog per žemai tas buvo. Jisai buvo gal iki čia kažkur, nežinau. Tai taip nejaukiai. O čia šitos konstrukcijos irgi, aš kaip suprantu, buvo visos, ne? Ne, viską mes dėjom. O čia specialiai, kad kažką tais prie jų tvirtint, ar kokiu tikslu? Taip. Šviesas, garsą, ten visą būsimą įrangą, čia labai daug tonų gali iš tos konstrukcijos laikyti. Darom tokius projektus, na, aš juos vadinu tokie, žinai, čia yra labiau... Passion project. Passion, jo, atidavimo. Puikus apibūdinimas, iš tikrųjų. O kaip tu manai, pavyzdžiui, padarius vieną tokį, taip. Ar antrą kartotum ar ne? Jo, šiaip geras klausimas. Galbūt jau turiu nusižiūrėjęs. Bet šiaip, jeigu taip juokus iš šono, tai artimiausiu metu nenorėčiau kartoti. Norėčiau viską daryti, kad neįsivelt į artimiausiu metu į tokį. Bet žiūri mane vienas pastatas, taip. Jisai tave žiūri. Mane žiūri. Okay. Ir nežinau, kažką galbūt reikės. Galiu tai išduoti. Čia, ta prasme, greičiausiai nedarysiu, bet jeigu toliau taip žiūrėsi mane, tai nežinau. Tai aš norėčiau nupirkti Henriko daktaro tą namą Užliedžiuose ir ten įrengti muziejų. Bet čia tikrai ne šiais, ne kitais, bet pagalvojau... O ką priveši ginklų pridėsi? Tai jau, manau, rasim ten ką padėti, tikrai, gal ten pasikapšius kieme galima rasti. Bet šiaip pagalvojau, kad čia dabar nukrypsim nuo pirminės temos, bet esu šiek tiek nuliūdęs, matydamas, kaip žmonės kažkuria prasme šlovina ten tos būsius, ten nusikaltėlius ir panašiai, ten žmogus ten 20 metų sėdėjęs už nužudymus ir panašiai, ir tas kaip sužvaigždina, tai mano vizija būtų galbūt parodyti gal tą tikrąjį nusikalstamą pasaulio veidą, kaip jie baigia, kas atsitinka ir kad tai nėra kažkas labai ten žavingo. Nes, turbūt žinot, apie ką aš šneku, ir mes medijoje, ir Instagram'e matau, sakau, sužvaigždinami žmonės, kurie ten 20 metų žmogžudystės sėdėjo elementariai. Tai aš nemanau, kad tai yra pavyzdys jaunam žmogui, visuomeniai ir padaryčiau šiek tiek priešingai. Tiesiog parodyt, kaip iš tikrųjų, kaip gyvena nusikaltėliai, kuo baigia, kad pagyvena neblogai kažkiek, tada baigia ne taip gerai. Ateina Andrius, tada sąžiningas verslininkas, kuris, žinai, moka mokesčius ir tada nuperka visą jų turtą ir tada rodo, kaip... Tai čia tik mintis, nieko dėl to nesu daręs, nesu važiavęs apžiūrėti, jo labiau ten šnekėti ar panašiai, bet tai galėtų atsitikti. Tai pirmą kartą tą viešai pasakau, tai... Užfiksuokit, jeigu taip atsitiks. Jau žiūrėk kainą. Oi, ne, čia ta kaina, tai jisai, kiek ta kaina dabar yra, tai jeigu kainuotų per pusę pigiau, tai būtų per brangu. Tai turėtų vis tiek dar. To daikto niekada nenupirks niekas kažkiam rimtiems ketinimams, jis tiesiog yra visiškai ten per didelis ir per brangus, tai jeigu trečdalį kainuotų, galbūt. Koks pačio pamastymas iš ekonominės pusės, pavyzdžiui, dabar Lietuvoje, tavo akim, žinai, ar nėra kažkokių baimių, geopolitinė situacija, burbulas nekilnojamo turto, ką pats matai, pavyzdžiui, vis tiek pas tai ir komanda, ir žmonės, tarėtės. Tai dėl geopolitinės situacijos, tai labai tą atidžiai stebiu ir yra du dalykai. Vienas, ką žmonės kalba, kitas, ką žmonės daro. Čia aš apie lietuvius šneku. Tai kalba, kad visi susirūpinę ir visi bijo.
Bet ką daro, tai visi toliau perka, stato, kuria, nei menkiausio nematau baimės veiksmuose. Tai aš taip pat irgi perku, statau, darau, nesu girdėjęs nei apie vieną kažkokį žmogų, kuris ten, sakykime, išsipardavinėtų savo portfelį, kaip nors ten pigiai, kad išeitų iš Lietuvos ar panašiai ir panašiai. Nu, ten kokie užsienio fondai padarė tuos pardavimus, bet jokio skubėjimo, jokio kažkokio tai nors ir kalba žmonės, kad bijo, kad mato tas rizikas, bet realybėje jų veiksmai visiškai tai neatrodo. Perka žmonės būtus 15 000 eurų už kvadratą Nidui 2 km nuo Rusijos sienos. Nu tai nepanašu, kad labai bijotų iš tikrųjų. Nu nepanašu, ne, kad bijotų, realistiškai žiūrint. Nors paklausus, atrodo, kad tų baimių visai yra. Nes, tai va. Jo, nes ekonominė irgi iš tos ekonominės pusės, žinai, nes kiek mes su kolega nuvažiuojam, kažkur kalbam, žiūrim, kad ir iš tikrųjų tos kainos ir auga, ir žinai, jos auga gan sparčiai, žinai, ir įdomu. Ir vat ką tu pats paminėjai, žinai, atrodo, žmonės bijo žodiškai. Kalba, kad bijo, bet veiksmai jokios baimės nerodo. Tai va, tų žmonių yra, jie perka, nu čia dabar apie Kauną, apie gal Vilnių, tai tų žmonių daugėja, atvažiuoja daug žmonių iš užsienio, čia studijuoja ir dirba ir panašiai. Tai kol kas jokio lėtėjimo aš nematau. Kalbant konkrečiai apie Kauną, pagalvojau, kad kas dabar galėtų būti didelis sukrėtimas Kaune, arba ten centre Kauno, tai jeigu būtų kokia nors Lietuvos medicinos universitetų, kokia politika pasikeistų, nebepriiminėtų užsienio studentų, nes kiek daug užsienio studentų iš visur. Vakar 4000 studentų yra Kaune. Ne, konkrečiai taip, jo. Ir jie visą ant tiek dabar išsipūtė ir kainos centre, nes iš tikrųjų jie visi nori gyventi centre, jie visi nori pėsti eiti į universitetą, tai Kaune labai daug įtakoja jie, tai vat nebent ten LSMU pakeistų kokią politiką ir va čia galvoti, didžiulis būtų pokytis iš tikrųjų Kauno centrui. Mano pusė kaimyno centre gyvenu, kalba hebrajų kalba, tiesiog. Ir jie turi daug pinigų, tėvai butus perka ir panašiai. Ne tik tai ne visi nuomojasi ir ne visi nuomojasi pigiai, kiti perka, kiti, ne tik tai nuomos rinkoje veikia. Tai kol kas aš perspektyvą nesugebu žvelgti kažkokio stabtelimo. Euriboras panašu, kad trendina žemyn po truputėlį. Tai irgi, tai čia ekonomikos ABC, tai tik gerint gali situaciją. Tai aš neįžvelgiu kažkokių pokyčių, kurie galėtų būti. Bet dažniausiai ir būna neižvelgiami. Aš ten, nežinau, daug YouTube žiūrėjęs ir pasistudijavęs, tai dažnai viskas ir sustoja tada, kai niekas to nesitikė iš esmės. Įvyksta kažkas ir rinka stabteli. Tai kažkaip to nereikia bijot, tam reikia nebūti per daug įsiskolinus. Ir viskas bus gerai. Kaip tu renkiesi tokius projektus, kaip pats, pavyzdžiui, turi tikrai daug įvairių, į ką tu atkreipi dėmesį, rinkdamasis nekilnojamo turto objektus, kuriuos perki. Žinai, mindsetas veikia, žinai, nes... Tai pakankamai oportunistiškai ir taip, aš nesu kažkokios srities specialistas, sakykime, kad ten sklypų, ar ten retailo, ar ten dar kažko būtų, ar panašiai. Tiesiog vartau aruodą, ar atsiunčia kokie brokeriai, ar atsiunčia kokie pažįstami ir tiek. Ir aš neturiu, šiaip aš nelaikau savęs labai kažkokiu aktyviu investuotoju nekilnojamam turte, oportunistiškai padarau vieną kitą projektą ir tiek, bet tai nėra tai, apie ką aš galvoju kiekvieną dieną, kur dar, kaip čia dar ir panašiai. Šiaip Kaune yra pilna žmonių, kurie turi kur kas didesnę aistrą ir noro tiem projektam. Aš su jais nesilyginu ir tiesiog atsitinka kažko, nukrenta galimybė, aš ją pasinaudoju, bet nėra taip, kad aš kasdieną ieškočiau, kur dar čia kokį projektą išvystyti. Tai Kiek pas tave, aišku, nekalbam apie šitą projektą, bet kiek yra pas tave emocijos, žinai, ir kiek yra paskaičiavimo. Šiaip nemažai emocijos. Nemažai emocijos. Emocijos, kad tai turi būti fainai visai. Kažkaip tu turi arba daug pinigų uždirbti, arba būti fainai. Tai daina į antrą kategoriją patenka, kiti į pirmą. Blogai, jeigu nei vieną nepapuola kategoriją. Tai kažkaip ir taip žiūriu tos
projektus ir, nu, nežinau, visą ar ten pirkti, kokius ten sandėlius už miestą ir panašiai, kažkaip vat netraukia manęs. Man nefainai, negražus jie. Man ta grožio dalis ir kriterijai, žinai, pas tave, žinai, turi būti faina, žinai, ir dar ten ekonomiškai naudinga galbūt. Nu, būt gerai, jo, bet jeigu fainai jau šis tas. Labai dažnai daug kas kalba apie tos sėkmingus projektus, ką nuveikė, ką padarė, bet visada už to stovi kažkokio nesėkmingo dalis, nu, arba ten, sakykime, nepaėję projektai, neįgyvė. Koks pas tave, ką skaitytum nepasisekusių projektų, ar turės? Nekilnojamam turtą ar kažkur? Jo, paimkim nekilnojamą turtą. Nekilnojamam turtą taip viskas yra, kad viską, ką pirkai 2018, 2019 ar 2020, tai viskas yra sėkmingas projektas. Tarsi ir tuos, kuriuos nepirkai, nes galvoji, kad bus nesėkmingi, ir tie yra sėkmingi. Realiai, bet koks daiktas aruodė, kuris buvo 2019 metais, dabar yra sėkmingas projektas 2025. Tiesiog taip, iš esmės. Ir yra keli daiktai, kuriuos aš pirkau, tai jie visi yra sėkmingi, neturi nei vieno nesėkmingo, kur ten kažkaip man prastai, ar ten minusas ir panašiai. Bet tų, kurių nepirkau, jie irgi yra sėkmingi. Tai vat tiesiog tokia vat patirtis, aš kažkaip gal aktyviau žiūrėdavau 18, 19, 20 metais. Ir viskas, ką tuo metu žiūrėjau, dabar yra sėkmingi dalykai ir pro kai kurios pravažiuoju. Ten Raudondvario plente didelis toks visai daiktas, galvoju, nepirkau, ar puikiai ten viskas, tai bet viskas yra sėkmingi projektai. Čia dar irgi, manau, yra nemažas skirtumas, kai tu perki su nuosavom ir skolintom lėšom. Žinai, kai su nuosavom, tai tu ir žiūri, kad tas turtas priaugo, bet jeigu ir skolintų, tai tu jau tada turi žiūrėti, ar jisai, žinai, tos palūkanos nesuvalgė tavo... Nu, tai turbūt nuo tų 19 metų ir įvykus ten COVID ir tas post-COVID bumas ir panašiai, infliacija didelė. Infliacija šiaip nekilnojamam turte yra, nu, gerai iš tikrųjų. Infliacija yra blogai, kai kešo daug turi. Nekilnojamam turte tai infliacija puikiausias dalykas. Tai va, tai ta post-COVID infliacija tai padarė, kad nėra blogo pirkinio 2019 metais. Kad ir ką tu pirkai, dabar tai yra daug brangiau. Ir ta prasme, skaičiuoju ten ir gautų nuomos pajamų, ir vertės prieaugio, tai visur ten 12, 13, 14 ar 15%. Ta prasme, visi pirkiniai geri gausi. Palėpė šį biškį prarado biškį savo žavesio. Čia buvo daug aukštesnis, daug žemesnis grindis, dabar jos daug aukščiau yra negu buvo. Jo, ir matydavosi Prisikėlimo bažnyčia. Nu ir dabar jinai šiek tiek matosi, bet dabar matosi. O tai kas atsitiko, ta prasme sumažėjo langų? Jo. Ar ko? Tai ir apšiltinimas, nu iš esmės, padidėjo sienos smarkiai ir grindis čia smarkiai pasikėlė. Aš net nežinau, kiek čia, bet jos ryškiai žemiau buvo. Aš pagal šias kolonas lengvai galiu atrinkti. Tai Palėpė smarkiai pasikeitė ir tikrai šiaip labai gerai matydavosi Prisikėlimo bažnyčia. Dabar labai tos nišos gilios ir nebesimato. Na ir čia jau, pavyzdžiui, skirtumas tas, kad ten, žinai, išlikus autentika, čia jau modernu. Tai čia Palėpė, čia jokios autentikos nebuvo iš esmės. Čia tiesiog buvo šienas ir šlakas. Jo, iš tikrųjų, čia nebuvo jokios, šitą Palėpę niekada jokios veiklos nėra mačius. Čia buvo tos sijos, šlakas ir tiek. Čia nieko nėra buvo. Jūs realiai ir šitas visas sijas viską rekonstravo, stogą visą rekonstravo. Stogą rekonstravom. Aš dabar nesu tikras, ar sijom reikėjo kažkokios rekonstrukcijos. Gal viena kita, gal kokios kelios yra pakeistos, aš galvoju. Bet tik tiek turbūt. O čia, kas čia dabar visa... Čia yra visas švoko rengimai. Čia renginių yra brangiau negu pastato kaina iš esmės, visi švoko renginiai. Kadangi pastatas didelis ir norint daryti didelius renginius, jie turi savo reikalavimus. Šildymui, vėdinimui, ten kondicionavimui ir panašiai. Tai labai dideli, labai brangus, labai galingi renginiai, kad iš esmės nebūtų niekada šilta, kai vasara nebūtų per karštą, žiemą nebūtų per šalta, kad oro būtų ir būtų patogu. Tai vat, aš turiu tokį irgi klausimą, kurį klausiu visų, kažkas investuoja į nekilnojamą turtą ar vysto nekilnojamą turtą. Visai mano klausimas, o kodėl nekilnojamas turtas? Bet tau, asmeniškai, kodėl pasirinkai šitą? Nes yra daug. Žinai, šiaip ne taip ir daug, iš tikrųjų. Okay.
taip jeigu žiūrėt pagrindinės didžiasias investavimo klases, tai yra nekilnojamas turtas arba viena didžioji šaka arba įmonių akcijos. Visa kita jau yra, taip, nelikvidu, arba ten spekuliatyvu, ten, sakykime, kripto ar ten panašiai, bet šiaip tai yra dvi didžiosios investavimo kryptis. Tai nėra, kad tų pasirinkimų taip daug būtų. Tai aišku, ten gali investuoti į meną, gali į dar kažką, gali į krūvą tokių alternatyvių dalykų, bet visa tai irgi ateina su tokia rizika. O iš tokių didžiųjų šakų tai ir yra investavimas į įmonės, per akcijas, per private equity galbūt, arba nekilnojamas turtas. Tai va. Ir po nekilnojamo turtų ten žemė, sklypai, labai daug kas palenda. Ir vystimas, ir ten pirkimas nuomas, tokie fondai, irgi labai daug kas po to palenda. Tai va, tai man atrodo, kad nenoriu sakyti, kad visi, bet turbūt dauguma verslininkų uždirbė šiek tiek pinigų vienaip ar kitaip atsiduria nekilnojamam turte. Net nenorėdami, vis tiek kažką, ar ten, nežinau, stato ofisus savo, pavyzdžiui, arba kokį sklypą turi išvysto. Tai čia, man atrodo, kad labai daug kas tame atsiduria. Norom ar nenorom. Tai žodžiu, reziumė nėra kur daug dėti, tai nekilnojama. Nėra daug tų variantų, plus akcijų šiuo metu, amerikietiškos akcijos yra labai brangios šiaip, tai kažkaip tas nekilnojamo turto investicijos visai turbūt logiškos šiuo metu. Aš tikiu, kad labai savoje rinkoje daug lengviau yra ir tą due diligence padaryti, ir su pažįstamais subendrauti, ir apie žmogų išsiaiškinti, ir viskas tvarkoja. Tai kažkaip daug lengviau gauti realų vaizdą. Aš bandžiau domėtis kokiais ten projektais, nežinau, Ispanija ir panašiai. Tai supratau, kad ten tiesiog mane apkvailins ir ten nieko gero nebus. Ir plus gražos Europoje, rytų Europoje, čia Pabaltijos šalys, ar ten Lenkija ir panašiai, ten Čekija, Slovakija, jos dar yra tokios neblogos. Kas yra neblogas, nežinau, ten imkim nuo 6 iki 12%, žiūrint už ką, ir čia labai daug niuansų ir panašiai. Tai labai toks platus range'as. Tai jeigu perki kažkokią, sakykime, komercinės patalpas Ispanijoje, parduotuvę kokią, tai 3-4% grąža yra normalu. Ispanijai. Tai kad taip atrodo, tada gal net neverta daryti. Čia pas mus į obligacijas gali dėti, žinai, ir... Tai taip, obligacijos daugiau moka, pakankamai geros. Tai atrodo, kad už 4%, atrodo neverta net. Tada jau geriau neinvestuoti. Geriau turėti cashą ir laukti, kol kažkokia galimybė nukris ar panašiai. Už ten 3-4% jau prarandu bet kokį norą. Tai va, tai taip atrodo, kad vakarų Europai, pietų Europai, aš ten nesu taip giliai domėjęsis taip daug, bet iš to, ką mačiau, tai matau tokius, jeigu didesnę sumą norėtum, nežinau, Lidlą nusipirkti Ispanijoje, tai tokių gražų galim būtų tikėtis. Aš labai stabilu, jeigu Lidlas ten 10 metų dirba, tai turbūt, kad ir dar 10 dirbs, viskas ten bus gerai. Bet gražų žemas, tikrai. Tai mes čia turim savo rinkoje neblogas dar gražas lyginant, žinai. Taip. Lyginant su Ispanijos rinkoje. Mes Pabaltijo, Lenkija dar vis geros tos gražos. Tai turbūt tą rizikos premiją gaunam kažkokią. Taip pat, bet kas ten Prancūzijoje, Ispanijoje, UK, ką girdžiu, tai tikrai gražus, ryškiai žemesnis, negu mes čia gaunam. Kiek pats projektų turi šiuo metu? Objektų? Iki 10 mažiau gal, bet jie labai skiriasi. Tai yra projektas, kur kelis milijonus kainuoja ir daugiau, ir daina, ten didžiausias būtų, ir yra kur butas, už 100 000 ir panašiai. Tai labai tas skaičius pats iš savęs nieko daug nesako. Kiek pačiam įsitraukti reikia, žinai, valdant visą tą savo krepšelį? Mažai reikia, turiu nuostabius valdytojus, tai viską suvaldo, sutvarko, tai tikrai nedaug. Tiesą sakant, vengiu tokių projektų, kur matau, kad bus daug reikalų, nes vis tiek aš turiu darbą. Ir aš privalau jį gerai dirbti, kad visiems kitiem projektam, visom kitom veiklom tiesiog būtų pinigų. Tai jeigu matau, kad kažkoks projektas labai daug dėmesio reikalaus, tai man jau geriau, ir nesvarbu graža, jau man geriau jį nelysti. Kiek tavo nuomonė yra tiesos tame, kad pasiekus tam tikrą finansinį lygį, ar ne, nežinau, uždarbį, ar ten kapitalo lygį, atsiranda
tas kitas momentas, tai yra nedaryti projektų tik tai už to, kad ten yra didelė grąža, bet, pavyzdžiui, jau duoti iš savęs. Bet kiek tai yra switchinės? Neįsivaizduoju, bet čia nuo žmonių, manau, priklauso. Yra žmonių, kurie yra daugybę kartų daugiau už mane pasiekę, ten jeigu apie pinigus šnekant ir toje pačioje Lietuvoje ir nenori tokių projektų, nori kitus dalykus daryti, bet manau, kad čia labai daug nuo žmonių priklauso. Man kažkaip labai sakė ir svarbu, ką aplinkui darau, ką aplinkui turiu, ir miestas svarbu, ir kažkaip noris kažką padaryti, ne tik tai savo, bet tiesiog yra to noro tam, tai ir darau, kam nėra. Nedaro. Kada atsirado tai? Pavyzdžiui, jauti, kada tas switchas toks įvyko? Ar ir, nuolat, kaip čia, ir seniau pasirašyti? Nežinau, man atrodo, kad daugiau negu tik apie save, bet ir apie savo aplinką, kažkuria prasme ir nuo vaikystės galvoju, kad nėra tai, kad kažkur vėliau atėjo. Gal kažkokį palinkėjimą, pavyzdžiui, turėtum tokiam projektam kaip šitas, kurių dar yra begaliai, tikrai žinau, kad Lietuvoje, kurie yra apleisti, sėdi, laukia. Ir kaip, pavyzdžiui, inspiruoti žmonės, kad užsimtų tokiais projektais? Ar turi kažkokį tokį palinkėjimą? Tai palinkėjimas jiems susitvarkyti, kad atsirastų šeimininkas, kuris norėtų to projekto imtis ir jį padaryti. O šeimininko turbūt geriausia ieškoti artimiausia aplinkoje. Kas yra iš to miesto, iš tos gatvės, iš to rajono, regiono. Tai linkiu, kad kiekvienas toks pastatas surastų po žmogų norintį jį sutvarkyti. Tai ką, Andriau, ačiū tau, kad įsileidai į svečius. Ačiū. Tai žiūrovai, spauskit laiką. Jeigu bus tikrai įdomus įrašas, pamatysim iš jūsų reakcijų, tai bandysim Andrių kalbėti, kad vežtųsi mus į kitus projektus ir pasakotų, ką jis ten daro. Tai tuos sandėlius, žinai, už miesto. Kurių nėra. Teoriškai ant popieriaus, ne? Tai iki kito karto tada. Iki.